Labas rytas, labai užsimiegojęs rytas. Šiandien yra 8 vlogmas diena ir šiandien dėsim tokius vokelius. Ir aš suvokiau, kad, Jėzu, aš negaliu atsimerkti, žiauriai miego noriu. Nes visas dienas anksti kėliaus ir aš maniau, kad šiandien automatiškai anksti atsikelsiu, nevelina. Ir šiandien dėsim tokius nykštukus ir aš supratau, mielas tau. Ir aš supratau, kad aš dar nei kart nedėjau jokios užduotėlės. Bet ir nelabai turėjau laiko, 4 dienas manęs nebuvo. Tai galvoju, reikės tokią dieną padaryti kokią. Kai turėsiu energijos, kokius sausainius iškepti, ar čia nueisiu pačiūžom, ar vienas namuose pažiūrėti. Žiūrėsim. Ar tik man vienai gruodis greitai eina? Kažkaip jau atrodo, jau šiandien 8 dieną. Tuo ir kalėdos bus kažkaip labai greitai šiais metais. Bet taip atrodom mielai. Nu tai dar kartą sveikinuos. Aš jau ir vaikus į mokyklą nuvedžiau, ir šunis pavedžiau, ir namus susitvarkiau. Nieko nefilmavau. Pasidariau savo tą praktiką. Ai, čia man rašo garsiai, garsų daug. Bet prieš tai, kol papasakosiu apie tą praktiką truputį, kaip aš jaučiuosi, aš parodysiu, nežinau, ar yra Lietuvoj, palaukit. Nežinau, ar yra Lietuvoj McDonald'o su Friendsais, tai pas mus dabar pagaliau yra, nes mačiau visur tik tokia, kad yra Amerikoje ar kažkur kitur, Europai gal yra. Ir aš kaip man parašė draugė, tai ačiū Rūta, nes jin pamatė kažkas istoriją pasidalino ir aš tą dieną, kadangi buvau mokymuose, aš per pertrauką vyrui parašiau, sakau, šiandien privalot nusipirkti McDonald'o, nes yra Friendsai. Tai nusipirko ją 2 dienas, maros, ar ne, tą pačią dieną maros 3 nusipirko, nes 3 jie buvo, tai va turim 3 žaisliukus. Va yra Phoebe, aš kitų dar net nemačiau. Ir aš turiu Phoebe, va tokią aš turiu. Ir čia yra iš Londono, man draugė atvežė kažkada. Čia turėtų šnekėti, bet dabar baterijos pasibaigis. Aš tokį turėjau visų charakterių, bet man labai daug nulūžo, nes čia, va, pavyzdžiui, turiu Moniką, jau jinai iškritus yra ir kažkur kitur yra visi kiti charakteriai. Ir va, Phoebe tokia yra. Toliau žiūrim. Va tokios dėžutės labai fainos. Ir čia yra, čia bus Joyce, man atrodo. Tokia būsiu gerbėja, kad net pažinsiu, jaučiu, kad Joyce, tai pažiūrėsim. Ar čia Chandleris? Blemba. Chandleris turbūt su tuo buvo. Ir kitoj dėžutėj turime Rachelę. Tai nu va, tokia pat kaip čia. Lygiai tokia pat. Ir Phoebe tokia pat, ir šita, tokia didesnė yra. Tai va. O dabar, kaip jaučiuos po praktikos, tai šiandien yra 2 diena, mums reikia daryti 40 dienų tą vadinamą mandalą, tas toks ratas, 40 dienų 2 kartus per dieną daryti, tai aš šiandien dabar padariu ir po to vakarą padarysiu. Tai buvo įdomu, kad visą laiką aš jogą darau, bet medituoju, abudu šunys ateina. Visą laiką jie ateina, laksto aplink mane ten bando dėmesį nukreipti. Tai jogis tik pradžio, nes ir pradžio tu jogą turi daryti. Ir aš ten, kai atsistodavau, visą laiką jis prieidavo prie manęs. O po to jau, kai ten aš jau dariau tą meditaciją, tą visą praktiką, tai ne vien šuo netėjo, jie tiesiog labai ramiai miegojo. Tik aš pasižiūrėjau po to į laiką, nes šiaip turėtų būti 21 minutę, tai aš dariau beveik valandą, nes aš viską lėčiau dariau ir, ta prasme, tu turi išmokti skaičiuoti, pajausti su kūnu, kiek minučių padaryti, dar tas yra aišku sunku. Bet jausmas po praktikos, dabar praėjo valanda maždaug. Tai tokia ir energijos daug, bet ir taip ramu viduje, tas labai faina, kad labai daug energijos pakyla, iš karto toks, nu viskas tau gerai atrodo yra, tai žiauriai fainas dalykas, o ne jogi. O dabar aš ištraukiu Instagram'e kortas ir sakau, ištraukime ir mes kortas, kaip galvojat, seniai betraukiam, tai žiūrim, ką mes čia turim šiandien. Šiandien gal padarykime kitokį skaitimą. Jūs užduokit klausimą mintyse, kad atsakymas būtų taip arba ne. Taigi klausimas, į kurį atsakymas būtų tik taip arba ne. Gerai? Žiūrim. Ir imkim 3 grupės, bet dar apie grupę negalvokit, tik galvokite apie savo klausimą.
Taigi, ištraukiau grupės, aš šiandien pastebėjau, kad man tiek Instagramai, aš išsiplau galvą, bet aš jos nesidžiavinu, dabar man taip negražiai džiuvo. Tai aš pastebėjau, kad tiek Instagramui, tiek dabar, kai traukiu, man krenta po 2 kortas 2 grupėm, o 3 grupiai nekrenta niekas, aš pat ištraukiu. Toks įdomus dalykas. Taigi, pirmoji grupė. Kas pasirinkote pirmą grupę? Į jūsų klausimą atsakymas taip arba ne. Tai mes turime va tokias 2 kortas. Tai atsakymas yra taip, bet yra tokios kaip conditions, kaip lietuviškai, tokie kaip reikalavimai. Tai atsakymas taip, bet reikės kažką palikti už nugaros. Tai gali būti tas, kas tau dabar trukdo tą dalyką pasiekti, kažką seną reikės palikti, tai gali būti kažkoks emocinis bagažas, gali tekti truputį keisti kryptį, kažkokie pokyčiai. Ir čia šiaip pagal viską tai panašu truputį į santykius, jeigu klausimas apie santykius, tai gali pareikalauti, kad būtų taip, kad reikia truputį subręsti, pakeisti mąstymą, bet šiaip tai atsakymas tikrai taip, bet gal ne iš karto bus, nes reikia, kad truputį kažkas pasikeistų, gal kažką pakeis visiškai krypti, kažkur kitur eiti, kažką išmokti. Tai va, tikiuosi surezonavo. Dabar žiūrėsime antrą grupę. Ir antroji grupė. Irgi 2 kortos, tai čia yra gan stiprus atsakymas, kad taip. Tačiau čia tos kortos man taip kalba labiau apie kažką tokio, kaip naują pradžią gali būti, kažkas naujo. Ir jeigu čia kažkokia, gal apie kažką naują galvoji, tai nebus, kad labai viskas taigiai, bet čia svarbiau, kad būtų lėtai, bet užtikrintai. Tai čia yra toks labai stiprus palaikymas, kad viskas bus gerai, kad taip. Ir kas pasirinkote 3 grupę, tai atsakymas yra ne. Deja, bet ne. Čia tokia korta, kuri kalba apie tai, kad kažkas gali būti nematoma dar. Kažkas yra dar paslėpta, nuslėpta ir geriau reikėtų to išvengti, nes nėra visos kortos atviros ir negi šitą merginą matot laiko kiaušinį prie savęs. Jeigu čia tu apie save kažką galvoji, tai geriau gal netverti visų kortų, visko nesakyti, arba dar nelaikas kol kas. Jeigu apie kažką kitą, tai irgi, kad nekelia labai daug pasitikėjimo, nerodo, kad čia bus labai kažkas gero tau, tai šiuo metu ne. Nu tai aš susirašiau, planuoju varyti į parduotuvę, maisto reikia nupirkti ir po to gal dar varysiu į kavinę, pažiūrėsiu, jeigu rasiu vietos, kur man mašiną pasistatyti, nes tenais dažniausiai nebūna vietos tokią valandą, nes noriu prie kortų pasidėti, darbų turiu. Tai važiuojam dabar ir susitiksim kitame kadre. Nu, apsipirkau parduotuvėj greitai. Nežinau, aš važiuosiu tą kavinę, nes lietus pradėjo lyti, ten dažniausiai nebūna vietos, kur pastatyti, tai žiūrėsiu, nebent rasčiau. Jeigu ne, tai namo varysiu, namie padirbsiu. Ir šiaip pastebėjau, tas tokus iš tikrųjų kaip jaučias, kad, nu šiaip aš dažnai energijos turiu, netrūks man jos. Bet man dažnai būna, kad ta mano tokia energija yra tokia išbarstyta. Tokia atrodo energijos pliūpsnis ir po to jau toks jau meh. O dabar tokia atrodo, kad yra tos energijos, bet ten tokia stabili, tas labai faina. Ir toks jausmas, kad kažkoks atėjo toks yra pasitikėjimas savim, nors nu, aš šiaip savim pasitikiu. Bet toks, žinot, kai tau net nereikia galvoti, kad aš pasitikiu, nes aš dabar taip einu jaučiu tokia, kad tokia gyvybinga visa energijos pilna, tai toks žiauriai fainas dalykas, labai patiko man tas efektas po šitų meditacijų. Važiuojam dabar žiūrėti, ar mes čia statysim mašiną prie kavinės, ar varysim namo. Abu variantai geri. Kavinė atsigerčiau skanios kavytės, o namie tingėčiau pasidaryti kavytės. Dėl to ir varu į kavinę. Tai va, susitiksime gal dar kitam kadre. Nu va, radau kur prisiparkuoti, atvariau, eisiu prie kompo padirbti. Ir manau, čia atsisveikinsim, bus irgi toks trumpas vlogas, nes nelabai aš čia kažką veikiu šiandien. Tiesiog savo dalykus darau. Tai ačiū, kad žiūrit ir susitiksime rytoj. Iki.